Leisk savo dvasiai riaumoti. Liūto riaumojimas vidinės galios, drąsos ir tikrojo balso išlaisvinimo simbolis. Leisti dvasiai riaumoti yra skatinimas nebijoti būti savimi, atpažinti ir įsitvirtinti vidinėje jėgoje, bei veikti iš ryžto, pasitikėjimo ir vidinės stiprybės pozicijos. Mano dvasia yra galinga, o širdis vienatinėje nekintamoje tiesoje. Ši tiesa yra mano stiprybė. Aš turiu drąsos ją kalbėti ir joje gyventi. Mano vertė nepriklauso nuo kitų nuomonės. Aš tvirtai žengiu savo keliu. Aš esu čia, aš esu stiprus. Pratimas. Atsistok veidu į šviesos šaltinį. Išsitiesk, lengvai atlošk pečius. Pėdos pečių plotyje. Keliai atpalaiduoti. Užmerkdamas akis, sutelk dėmesį į kūną, fizinį patyrimą šioje akimirkoje. Ką jauti? Įkvėp giliai ir lėtai. Įsivaizduok, kad su kiekvienu įkvėpimu į tave įeina šviesa. Stebėk jos tekėjimą. Jie apkabina tavo širdį ir kuria galingą šviesos lauką aplink tave. Pajusk šį lauką. Pamatyk jį. Šviesos lauko centre, ten, kur širdis, riaumoja liūtas. Jo garsas sklinda plačiai ir toli. Jo virpa tavo energinis laukas. Iš šios dabarties akimirkos garsas sklinda į visas puses, į praeitį, į ateitį, į pasaulius anapus fizinio. Ar girdi? Širdimi tark, šiuo galingu mano dvasios riaumojimu liudiju šviesą. Mano balsas nedreba.
mano laikysena tvirta, žvilgsnis ramus, o mintis aiškios širdies tiesoje. Mano tylus ryžtas galingesnis už bet kokias dvejones, išorinius trikdžius. Ar jauti, kaip krūtinėje šyla, o širdis plaka stipriau? Joje liūtas, tavo stiprusis aš, savo riaumojimu užtvirtina savo buvimą, garsu įspėja klaidinančias jėgas. Čia mano teritorija. Aš esu čia, aš esu stiprus, su manimi reikia skaitytis. Įsitvirtink šiame vidinės jėgos jausme. Esi gyvas įrodymas, kad švelnumas ir stiprybė gali gyventi kartu.